Sveiki visi! Turiu jums džiugių naujienų. Bibliotekoje atsirado naujų knygelių. Pelėdžiuko kiaušinis ir Šimpis Niurna. Tad šiandien nusprendžiau jums paskaityti vieną iš jų. Pelėdžiuko kiaušinis. Pelėdžiuko mama pranešė džiugią naujieną. Ji padėjo gražų kiaušinį. Ar gali patikėti, užkalbino pelėdžiuką mama. Greitai išsiris naujas mažylis pelėdžiukas. Ne, iškart paprieštaravo pelėdžiukas. Ne. Ne, nustebo mama. Ne, pakartojo pelėdžiukas. Aš tavo mažasis vaikelis, mums nereikia naujo mažylio pelėdžiuko. Mama pelėda mirktelėjo. Oi, tikrai, tarė ji, tu teisus. Be to, šis kiaušinukas per tylus, kad jame tūnotų naujas mažylis pelėdžiukas. Greičiausiai iš kiaušinio išsiris mažylis kirminukas. Kirminukai tylus, jiems nereikia daug priežiūros. Užteks kartais palepinti saujelę žemę ir bus ramu. Argi nebūtų miela? Ne, sušuko pelėdžiukas. Ne. Tik nebesirangantis kirminas. Fe. Mama pelėda nusišypsojo. Tikrai ne, pritarė ji. Tu teisus. Šis kiaušinis nesirango. Turbūt tai ne tikras kiaušinis, o šokoladinis. Argi tai nebūtų puiku? Ne, atsiduso pelėdžiukas. Šokoladiniai kiaušiniai man nepatinka. Jie nemoka žaisti, o jei juos apsikabini, tuoj pat ištyžta. Mama pelėda pačiupinėjo kiaušinį. Tu teisus, pelėdžiuk. Šis kiaušinis per šaltas, kad būtų šokoladinis. Vargšas kiaušinėlis, paliesk, jis toks šaltas. Įdomu, ar tik neišsiris iš jo mažylis pingvinas? O, dangau, gal reikėtų parūpinti žuvies vakarienei? Ne, sucypė pelėdžiukas, tik ne pingvinas. Gaudyti žuvį? Fui. Mama pelėda paglostė kiaušinį. Kaip aš apsirikau, juk išties pingvinų kiaušiniai šilti, o štai krokodilų kiaušiniai būna šalti. Viskas aišku, turėsime mažylį krokodiliuką. Įdomu, kuo reikės jį maitinti? Pelėdžiukas nustėro iš nuostabos. Ne, sušnabždėjo, tik ne krokodilas. Greičiausiai ne, pritarė mama. Be to mūsų kiaušinis milžiniškas, gerokai per didelis krokodiliukui. Galbūt iš jo išsiris dramblys, sušuko pelėdžiukas. Tai bent būtų nuostabu, galėtume žaisti šauniausius vandens mūšius. O ne, susirūpino mama. Ne. Tik pagalvok, apie mūsų lizdą vanduo jį sunaikintų. Taip, tu teisi, mama, pritarė pelėdžiukas. Be to, drambliai nemoka skraidyti, bet skraidyti moka drakonai. O, noriu, kad čia būtų drakono kiaušinis. Tik jau ne, suūkė mama pelėda. Ne. Bet šis kiaušinis toks nuostabus, tarė pelėdžiukas. Iš jo turėtų išsiristi kažkas ypatingas. Gal ten princesė kirmėladinė pingvinaitė krokodramblė drakonėda? Girdėjau, šie gyvūnai labai išrankus. Jie ėda tik 80 kojas, kriuksinčias pupeles ir žalius, gličius, gargaliuojančius šakniavaisius. Skamba siaubingai, atsiduso mama. Žinai, tęsė pelėdžiukas, pamaniau, kad naujas mažylis pelėdžiukas visai kaip aš būtų kur kas smagiau nei ta mažoji princesė kirmėladinė pingvinaitė krokodramblė drakonėda. Iš tiesų, pritarė mama pelėda,
Mieliausias mažylis iš visų kūdikėlių mums būtų pelėdžiukas. Pelėdžiukas sparneliais meiliai apkabino kiaušinį, viduje ritmingai plaka maža širdelė. Tuk, 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 tuk. Kada išsiris tas mažylis, paklausė pelėdžiukas. Jau greitai, atsakė mama. Jei išsiris naujas mažylis pelėdžiukas, tai aš tapsiu nauju didžiuoju pelėdžiuku, paklausė pelėdžiukas. Taip, tu būsi mano naujas didysis pelėdžiukas ir aš visada tave mylėsiu, atsakė mama. Visada? Dar pasitikslino pelėdžiukas. Visada, patikino mama.